Per Kalėdas nuostabus oras pasitiko poilsiautojus Sidnėjaus paplūdimyje. Kalėdų senelių kepurėlės užsidėję žmonės žaidžia kriketą ir net gelbėtojai neslėpia kalėdinės nuotaikos. Jie sako, kad visi poilsiautojai atsipalaidavę, draugiški ir paprasčiausiai nuostabiai leidžia laiką. Tai ne visai tradicinės kalėdos. Bet kur kitur per žiemos šventes paplūdimyje gali pastatyti smėlio pilį. Šis turistas sako, kad yra pratęs prie sniego ir sniego senių lipdymo, o dabar rengiasi statyti smėlio senį. Jis pirmą kartą Kalėdą švenčia paplūdimyje. Nepaisant ekonominės krizės, daugelis tikina vis tiek esantis laimingi per šventes. Ši turistė sako, kad tai savotiškai žavu, nes turėdami mažiau dovanų žmonės labiau švenčia šeimos rate. Religiniai Australijos lyderiai taip pat kalba apie ekonominę krizę ir ragina palaikyti tuos, kuriuos jį jau palėtė. Šių metų Kalėdą švenčiame ekonominių neramumų apsuptyje, nematytų nuo 30-ųjų metų. Nepanašu, kad situacija net čia Australijoje greitai pasitaisys, tad mūsų mintis turėtų būti su tais, kurie jau neteko darbo. Pastaraisiais mėnesiais Australijos ekonomika sulėtėjo ir net gali pereiti į recesiją. Tačiau yra ir gerų žinių. Nedarbo lygis vos 4,4%.